Vakaro pasaka Mėnulio miško paslaptis. Senai, senai, toli už 7 kalnų, už žydinčių pievų ir pliskančių upelių buvo toks miškas, kurio niekas nei matė, nei girdėjo. Jis vadinosi Mėnulio miškas, nes kai naktį patekėdavo mėnulis, visos medžių viršūnės sužnibždėdavo tarsi 100 mažų žvaigždelių. Šiame miške gyveno mažasis laputis Lūkis. Jo kailiukas buvo toks švelnus kaip debesėlis, o akytės kaip 2 gintariniai lašeliai, atspindintys visą pasaulio šviesą. Tačiau Lūkis turėjo vieną keistą bėdą. Jis nemokėjo užmigti. Kiekvieną vakarą, kai visi miško gyvūnai jau snūduriuodavo, laputis vis dar vartydavosi savo šiltame urvelyje. Jis klausėsi, kaip pelėda ūbauja, kaip žiogai čirškia ir vis galvodavo, kodėl man taip sunku užmigti. Tada jis išėjo į lauką pažiūrėti į dangų. Ten suspindėdavo mėnulis, toks didelis ir sidabrinis, kad atrodydavo lyg milžiniškas meduolinis sausainis. Gal mėnulis man galėtų padėti, mąstė laputis. Vieną naktį, kai visa giria jau miegojo, Lūkis tyliai išlindo iš urvelio ir nusprendė, eis ieškoti sapnų šviesos. Jo senelis buvo pasakojęs, kad kažkur giliam miške už sidabrinio ežero gyvena Mėnulio elfas, kuris saugo šviesą, padedančią visiems užmigti. Lūkis žengė tyliai, kad neprižadintų snaudžiančių medžių. Jo kojytėmis traškėjo spygliai, ore tvyrojo švelnus rasos kvapas. Jis ėjo ilgai, kol pasiekė pievą, kurioje spindėjo 1000 žvaigždžių atspindžių sidabrinis ežeras. Ant kranto tupėjo sena vėžlė vardu Tibra. Ji lėtai pakėlė galvą ir tarė, kas čia toks mažutis laputis veikia? Veikia naktį, kai visi miega. Aš ieškau sapnų šviesos, atsakė Lūkis. Noriu pagaliau išmokti užmigti. Vėžlė nusišypsojo. Miegas tai ne lobis, kurį gali rasti, o melodija, kurią turi išgirsti. Bet jei nori, aš tau parodysiu kelią į Mėnulio elfo kalną. Tik būk tylus, nes Mėnulio spinduliai girdi kiekvieną garsą. Ir taip Lūkis su Tibra leidosi į tylų žygį aplink ežerą. Vanduo švelniai banguodamas atspindėjo jų šešėlius, o virš galvų lėtai skriejo pelėdos. Kiekvienas jų sparnų mostas priminė lopšinę. Kai jie pasiekė miško pakraštį, ore pasigirdo keista muzika. Tai buvo nakties paukščių choras, daugybė mažų paukštelių dainuojančių mėnuliui. Jų balseliai buvo tokie švelnūs, kad net žolės linguodamos susnaudė. Lūkis sustojo ir klausėsi. Kiekvienas garsas jam atrodė tarsi šnibždesys. Užsimerk, atsipalaiduok, leisk minčiai plaukti kaip debesėlį. Jam pasidarė taip gera, kad pirmą kartą pajuto, galbūt miegas nėra toks tolimas. Bet tada prisiminė, kad dar nepasiekė Mėnulio elfo. Tibra tarė, ši daina yra kelio dalis. Jei ją atsiminsi, ji tau padės, kai būsi pavargęs. Ir jie tęsė kelionę. Po ilgos kelionės jie pasiekė sapnų upę, švelniai srovenančią juostą, kurios vanduo švietė iš vidaus. Kaip man ją pereiti, paklausė Lūkis. Iš vandens išlindo mažas žuvelis su sidabriniais pelekais. Galėsi plaukti, bet tik jei tavo širdis bus rami. Sapnų upė nemėgsta skubos.
Lūkis atsisėdo, giliai įkvėpė ir prisiminė nakties paukščių dainą. Jo mintys sulėtėjo, akys sunkėjo ir jis švelniai įžengė į upę. Vanduo buvo šiltas, kaip vakarinis sapnas. Kai perėjo į kitą krantą, jautėsi tarsi būtų pamiegojęs kelias valandas. Anapus upės augo milžiniškas mėnulio ąžuolas. Jo kamienas buvo toks platus, kad aplink jį galėjo apsisukti 10 lapučių. Kai Lūkis prie jo priėjo, medis prabilo giliu, ramiu balsu. Mažasis keliautojau, kodėl nemiegi, kai visa gamta ilsisi? Aš noriu rasti sapnų šviesą, kad galėčiau pagaliau užmigti. Miegas, tarė ąžuolas, ateina tada, kai širdis nebebijo tamsos. Kai supranti, kad naktis yra ne priešas, o draugas, kuris apkloja tave žvaigždžių antklode. Medis atvėrė savo šaką ir iš jos išlindo maža švieselė, švelniai gelsva tarsi žvaigždutė. Paimk ją, ji ves tave pas mėnulio elfą, bet nepamiršk, kai ją neši, kvėpuok lėtai. Lūkis padėkojo ir pajuto, kaip švieselė jį ramina. Kiekvienas žingsnis tapo minkštesnis, o akys vis labiau merkėsi. Kelias kilo aukštyn, viršuje tarp debesų švietė mėnulio kalnas. Ten, sakoma, gyvena elfas, kuris kuria sapnus iš sidabro dulkių ir nakties tylos. Lūkis kopė lėtai, jo dantenėlės minkštai spaudė žolę, o švieselės vis silpnėjo. Tarsi sakytų, jau beveik laikas ilsėtis. Galiausiai jis pasiekė viršūnę, ten stovėjo mažas namelis iš mėnulio akmens. Išėjo mėnulio elfas, aukštas, spindintis, su ilgu apsiaustu, primenančiu žvaigždėtą dangų. Sveikas, mažutis lapuk, švelniai tarė jis. Jau senai niekas neieško sapnų šviesos. Aš tebegaliu užmigti, tyliai atsakė Lūkis. Noriu išmokti, ilsėtis kaip kiti. Elfas nusišypsojo ir pakėlė ranką. Iš dangaus nukrito mažas šviesos spindulys. Nusileido ant Lūkio kaktos. Tai ne šviesa, kuri leidžia užmigti, o šviesa, kuri gyvena tavyje. Kai ją jauti, nereikės jos ieškoti išorėje. Lūkis užsimerkė ir viskas aplink nutilo. Jis pajuto šiltą vėją, mėnulio spindesį ant kailio, švelnų kvapą iš ežero ir pirmą kartą jo kvėpavimas tapo toks ramus, tarsi miškas pats supuotų jį miegu. Kai Lūkis atsimerkė, jis nebestovėjo kalno viršūnėje, jis plaukė minkštu debesėliu virš miško. Po juo miegojo tibras, žuvelis, ąžuolas, visi kiti paukščiai. Kiekvienas jų šypsojosi savo sapne, o Lūkis jautėsi jų dalimi. Aš jau sapnuoju, pagalvojo jis, ir šypsena liko ant snukučio. Debesėlis jį nešė per žvaigždžių jūrą, kur tyliai skambėjo dainelė. Miegok, mažylis švelnus kaip rasa, naktis tave laiko rankose, mėnulis šypso, žvaigždelės šoka tyliai ir sapnai tave glaudžia šviesiai ir meiliai. Jo akys galutinai užsimerkė ir viskas paskendo sidabrinėje šviesoje. Kai rytą pabudo Lūkis, gulėjo savo urvelėje. Saulės spinduliai švelniai glostė jo snukutį. Jis pasijuto pailsėjęs kaip niekada. Taigi, miegas tai ne paslaptis, o draugas, pagalvojo jis. Nuo tada kiekvieną vakarą, kai mėnulis pakildavo į dangų, Lūkis gulėdavo tyliai klausydamasis, kaip miškas dainuoja.
Ir vos tik jis prisimindavo nakties paukščių dainą, jo akys pačios merkdavosi, o širdis keliaudavo sapnų mišku. Praėjo daugybė mėnulių, Lūkis užaugo, bet kiekvieną vakarą jis pasakodavo savo mažiesiems broliukams ir sesutėms apie mėnulio elfą, Tibraus išmintį ir šviesėlę iš ąžuolo šakos. Ar tu dar sapnuoji tą mišką? Kartą paklausė jo sesutė Lina. Lūkis švelniai nusišypsojo. Aš sapnuoju jį kiekvieną kartą, kai užmerkiu akis, nes mėnulio miškas gyvena ne už kalnų, o čia. Jis padėjo letenėlę ant krūtinės, širdyje. Ir kai naktis vėl nusileidžia, mėnulio šviesa keliauja per miškus, užsuka į mažą lapučio urvelį ir ten randa ramiai miegančius gyvūnėlius, o virš jų plaukia šviesa, ta pati, kurią Lūkis kadaise ieškojo. Pabaiga.